Atidarę pastolių komponentų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį prekės sandėlyje pamatysime, kad šiame sąraše yra išnuomoti komponentų kiekiai. Įėję į atitinkamą komponento duomenų puslapį galime matyti, kuriam klientui ir šio kliento objektui bei kada ir kiek šio komponento buvo išnuomota. Iš šio puslapio spustelėję kliento vardą arba kliento objekto pavadinime galime patekti į atitinkamą puslapį. Einame į kliento objekto puslapį, kuris atsidaro atskirame skirtuke. Taigi, skirtingus programos puslapius galime atidaryti vienu metu skirtingose naršyklės lango skirtukuose arba skirtingose languose. Tai palengvina darbą su programa, ypač naudojant 2 ar daugiau monitorių. Iš kliento objekto puslapio pereiname į pastolių judėjimo kliento objekte puslapį. Iš šio puslapio spustelėję komponento pavadinimą galime atidaryti šio komponento sandėlio duomenų peržiūros puslapį atskirame naršyklės lango skirtuke. Pastolių judėjimo kliento objekte puslapyje yra mėlynas mygtukas priimti iš objekto. Paspaudus šį mygtuką atidaromas puslapis skirtas pastolių komponentų grąžinimo iš kliento objekto aktui suformuoti. Šio puslapio antraštėje rodoma, kuriam klientui ir kliento objektui bus formuojamas grąžinimo aktas ir koks yra bendras išnuomotų komponentų kiekis šiuo metu tame objekte. Šiame puslapyje galime nustatyti akto numerį, datą, pasirinkti grąžinamų komponentų kiekius ir apskaičiavus, kiek komponentų iš viso grąžinama, suformuoti grąžinimo aktą. Taip pat iš šio puslapio paspaudus atitinkamus mygtukus galime pereiti į kliento objekto ar pastolių judėjimo kliento objekte puslapius. Lauke kliento kodas objekto numeris, programa įveda kliento kodą, kuris nustatomas kliento duomenų puslapyje, ir kliento objekto eilės numerį kliento objekto sąraše, kurį programa apskaičiuoja ir priskiria objektui, įtraukdama to objekto duomenis į duomenų bazę. Šis laukas skirtas tik informaciniams tikslams, jame esančių duomenų keisti negalime. Lauke akto numeris programa įveda vienetą, jei šiam objektui anksčiau nebuvo suformuoti grąžinimo aktai, o tuo atveju grąžinimo aktai jau buvo suformuoti, numerį po didžiausio esamo grąžinimo akto numerio. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nėra tuščias, ar jame įvestas numeris ir ar šis skaičius neviršija maksimalaus leistinio šio tipo aktų skaičiaus 255 ir ar šiame objekte dar nėra anksčiau suformuoto grąžinamo akto tokiu pačiu numeriu. Esant neatitikimams, programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lauke data programa įrašo dabartinę datą. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nėra tuščias ir ar jame įvesta data. Esant neatitikimams, programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lentelės, kurioje pateikiamas kliento objektui perduotų komponentų sąrašas, stulpelėje grąžina vienetai, reikia pasirinkti grąžinamų pastolių komponentų kiekius. Atsidarius puslapiui, visų šio stulpelio komponentų grąžinamas kiekis nustatomas į 0. Kiekiai pasirinkami iš išskleidžiamojo sąrašo, kuriame yra sveikieji skaičiai nuo 0 iki atitinkamo komponento likučio kliento objekte grąžinimo akto formavimo metu. Jei paspaudžiamas mygtukas formuoti dokumentą palikus visų komponentų kiekius nulinius, programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Programa taip pat sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija, jei paspaudus mygtuką formuoti dokumentą, pagal stulpelio grąžina vienetą reikšmės apskaičiuotas grąžintų visų komponentų kiekis neatitinka
lauke viso vienetai nurodyto kiekio. Jei visi pasirinkti arba įvesti duomenys atitinka reikalavimus, paspaudus mygtuką skaičiuoti, po to formuoti dokumentą, suformuojamas Excel formato grąžinimo aktas. Paspaudus mygtuką judėjimas, atsidarys pastolių judėjimo šiame kliento objekte puslapis, kuriame jau bus stulpelis su ką tik suformuoto grąžinimo akto duomenimi. Atidarę aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį aktai pastolių nuoma, matysime, kad šiame sąraše taip pat jau yra pagrindiniai ką tik suformuoto grąžinimo akto duomenys. Į kairiajame meniu esančioje skiltyje prekės sandėlyje atidarysime pastolių komponentų sąrašo puslapį, pamatysime, kad nuomojamų komponentų kiekis šiame sąraše sumažėjo, o komponentų likutis sandėlyje atitinkamai padidėjo.